gerbiami kolegos, aš manyčiau, kad vis dėlto ši vyriausybė yra geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai, tai yra mūsų valstybei. Lygiai taip pat manyčiau, kad geriausia, kas galėjo atsitikti mūsų valstybei krizių metu karo Ukrainoje akivaizdoje, tai ši Seimo dauguma yra geriausias sprendimas mūsų valstybei. Taip pat ir ši opozicija yra geriausias sprendimas mūsų valstybei. Taip linkiu opozicijai išsirinkti savo lyderį, galbūt pavyks, bet vis dėlto Seimo ši rudens sesija yra ypatinga tuo, ką ir pasakė premjerė, jog biudžeto patvirtinimas bus kertinis akmuo ir šis biudžetas nebus nei vienos partijos rinkimų kampanijos biudžetas. Linkiu mūsų valstybei stabilumo, nes to tikisi iš mūsų piliečiai ir laikytis principo, kad mažiau yra daugiau. O tai ir užtikrins stabilumą, dėl to kviečiu palaikyti darbų programą. Ačiū.